Nu ką, kaimietį? Karočiui, žiūrėk, ką bazarinė, kai pisu, sakau, tau tie dantys išpirk. Nu, разобрался, kas ten per kiaušininių brigadą? Aš visus žinau, visus iki vieno žinau. Tai ką dabar su jais darysi? Psichologinį spaudimą, kaip ir jie man darė, psichologinį spaudimą. Nemanai, kad čia per žiaurų bus? Būtų iš to dalyko nedarę, į langus nemėtę, tai būtų dar to nebūna. Aš sakiau, jie prieis į ribą, provokacijos ribą prieis. Ir aš jų nepaliksiu ramiai. Tai dabar gaudysi kaip tarakonus. Man jų nereikės gaudyti, aš jų žeminsiu viešoje gatvėje, prie visų spjaudysiu ant akių. Tai va. Nu tugi pas mus žodžių vyras. Jau. Pezį, kiaušiniais vėl apšaudė. Už pėsų, kurva, aš sutvarkysiu juos pidar. A sakai, išrišai kas tokie. Tai vėl apsitriochinai. Klausyk, apie trochalas nešteko. Kas tau yra, ko tu prie manęs prisipisai? Gerai, ataušk biškį. Tai kokią žinutę jiems perdavai? Kad būtų, kurva, langai nuplauti šitie duhai. Šitą dalyką galima protingai išspręsti. Į pogrindį tau lyst. Klausyk, nėra ką protingai spręsti. Geriausia pagauni, pisai į asfaltą, sudaužėjai, suvalkioji ir viskas. Ir taip kelininkai skylės lopė. Tu dar asfaltą daužysi. Kur tu kiši lavonus? Ką po asfaltu? Aš į Šešupę važiuoju. Nu Šešupė gal ir variantas. Bent jau besideginančius krokodilus pamaitinsi. Klausyk, kur vakar buvai dingęs? Ko neryši, a? Man buvo ryšio blokatorių pastatę. Kokias tu čia man dabar lazankės trini? Kas tau ką ten kur pastatė? Tokio dydžio kaip telefonas, važiuok, kai šitoks telefonas tik su antena ir supranti, ir kaip įdomi, izoliacija apvyniota ant medžio šakos. Nu, izoliacija. Prisijungia prie tavo interneto ir blokuoja ryšį, supranti, ir viskas. Gerai. Tu žinai, kad kakalinių brigados vierchas nori tave pakast? Tai nesikė. Albanas prasitarė, kad tau jau paruošta duobė? O dieve, prasti popieriai. Nu greičiau, kiekvieną ką jūs žiūrite, kad aš jums celkaną, kad aš jums silikonus. Greitai! Aš pats be šaibų liksiu, pas mane 4 pricepai chatui. Tu bent jau v kurse šitos temos, a? Perspėju, ruoškis, nesužvers kaip lapo lopą. Atvažiuoja su boltu, dar 2 bimbalais atvažiuoja, eina su vaistinėlė, kaip koks, aš galvoju, kompą, ką jis ten atsineša, pasirodo ten gesimtuvas. Spėjau pasilenkt, būčiau iš gesimtuvo į galvą gavęs. Gal tu užsidegęs, kaip visada buvai, ir tai norėjo tiesiog biškį nugesint? Spėjau pasilenkt, nu žinai, reakcija, kada pa žmogų yra. Reakcija tu. Tu gal skolos neatidavai? Sakau, skolingas ir viskas. Jie nieko neatsako. Na. Praeitą kartą kakalinių vierchų į dantį išmušė, tai kaip jis gali kalbėti? Tiesiog kėsinasi nužudyti ir viskas. Tai tu džiaugis, kad tik malkų gavai. Ten piso, strėlių eina tiesius piso, ten nahui, po. O tu žinai, kad jie irgi turėjo kelnėse kiaušinių. Bet sakau, žudyk, greičiau, kol laukia ir viskas. O kas jeigu į galvą pataikytų iš savo kiaušų? Nepagalvojai? Aš tai nebijau, man pohas. Taigi viskas, kai tik mirtis, su šiuo pasauliu negalėtum bendrauti. Aš neturiu ką prarasti, sprašiau, žinai, vaikų turiu, šeimą turiu, dėl to susirūpyčiau, žinai, žmoną turėčiau, aš vienas, man dapizdi viskas. Kai užversi kakalinių vierchą, gal padainuosi prie jo karsto, o būtų visiems prakeiksmas. Bus matyt, gali padainuosiu. O tu žinai, kad Albanas užsuko tau šildymą. Tai gal nebūsi koks kistakiaušis babaušis ir imsi kažko atidaryt, a? Kas tu man toks, kad atėjęs, tu man aiškytum, ką daryt, kas tu diktatorius, prezidentas, ar valdžios atstovas, ar kas tu toks, Klausyk, žandakiauši, kol tu čia bliauni, jis tau ir elektros rubilniką iškirto. Ir ką tu dabar darysi? Svetimą veidą pamatau, nepažįstamą, iš kažkur iš ten atvažiavęs. Iš karto sudaužau, sulaužau iš karto.
Tu skambink užsakovui, kad nustotų daryti varkės. Ką tu gali per varkę su žmogau? Ką tu gali su... Nu ir ką, nieko neprakatyla, ne? Susprogdydžiau tą visą Tu klausyk, net negalvok sprogdinti, taigi snapą nusvilsi. kiaušinuką iš pačio ryto. Kaip matau, visai manęs nepaklausai. Davai, junkis prie mūsų. Kišiu tave į politiką, darysim varkės. Į politiką tikrai neplanuoju eiti. Tada junkis prie mūsų, arklinių gaujos, būsi vadeiva. Nedirbsiu niekam išskyrus tik savo. Gerai, Petranus, pabandysiu įkalbėti tave vėliau. Dabar turiu lėkt. Davai, laikyk kardaną. Bet jis vieno dalyko nežino, kas aš iš tiesų esu toks.